Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Pranašo priešai kalbėjo: ateikite ir susitarkime prieš Jeremiją, juk kunigui niekad nestigs nurodymo, išminčiui patarimo ir pranašui žodžio. Ateikite ir jį sumuškime jo paties žodžiais. Atkreipkime dėmesį į visą, ką tik jis sako. Jeremijas meldėsi: atkreipk į mane, Viešpatie, dėmesį, išgirsk, ką šneka mano priešai, kasgi už gerą blogo atsiteisia, o jie man iškasė duobę. Atmink, kaip stovėdavau tavo akivaizdoj, kad juos užtarčiau ir tavo rūstybę nuo jų nukreipčiau. Tai Dievo žodis. Gelbėk mane, Viešpatie, esi gailestingas. Gelbėk mane, Viešpatie, esi gailestingas. Išpainioji iš pinklių man priraizgytų, tu gesi mano tvirtybė. Į tavo rankas pavedu savo gyvybę, mane išvaduosi, Dieve, ištikimasis. Gelbėk mane, Viešpatie, esi gailestingas. Girdžiu, mane daugelis plūsta iš visur siaubas, būriuojas prieš mano gyvybę, atimti ją kėsinas. Gelbėk mane, Viešpatie, esi gailestingas. Bet aš tavimi, Viešpatie, kliaujuos, sakau, tu man Dievas. Tik tavo rankose mano likimas, išgelbėk mane nuo priešo kėslų, nuo mano engėjų. Gelbėk mane, Viešpatie, esi gailestingas. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį. Aš pasaulio šviesa, sako Viešpats, kas seka manimi, turės gyvenimo šviesą. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Prieš išvykdamas į Jeruzalę, Jėzus pasiėmė skyrium 12 mokinių ir kelyje kalbėjo jiems: štai mes keliaujame į Jeruzalę ir Žmogaus Sūnus bus atiduotas į aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų rankas. Jie pasmerks jį mirti, atiduos pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti, bet trečią dieną jis prisikels iš numirusių. Tuomet prie Jėzaus prisiartino Zebediejaus sūnų motina,
kartu su savo sūnumis ir parpuolusi prie jo kojų norėjo kažko prašyti. Jėzus paklausė ją, ko nori? Toji atsakė, sakyk, kad šiuodu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų, vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Jėzus atsakė, nežinote, ko prašote, ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu? Jie atsakė, galime. Tuomet jis tarė, mano taurė tiesa jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje ne mano reikalas jums duoti. Tai bus tiems, kuriems mano tėvo paskirta. Tai išgirdę, kiti 10 mokinių supyko ant jų, ant tų brolių. O Jėzus pasivadinęs juos pas save tarė, jūs žinote, kad pagonių valdovai pavergia tautas ir didikai joms viešpatauja. Jūsų tarpe neturi tai būti. Jei kas iš jūsų nori būti didesnis, tebūnie jūsų tarnas. Ir kas panorės būti pirmasis, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimo už daugelį. Tai viešpaties žodis. Brangieji, gavėnios metu skaitiniai mums apie viešpaties Jėzaus kelionės metu pasakytus mokymus, o galėtume sakyti tiesiog revoliucinę žmogaus vaizduotės transformaciją, kurią ir šiandien girdime iš šio nuskambėjusio teksto kaip gerąją naujieną. Mes apsiprantam su tekstais ir ne visada girdime, kokia stipri Jėzaus žodžių galia, koks užtaisas juose slypi. Ir štai kelios revoliucingos mintys, kurias viešpats mums perteikia šiuo vaizdu, kuris toks buitinis, sakytume, ko ne kasdieniškas, pokalbis draugų tarpe, galbūt net su ironijos gaidelė ir vis dėlto žinia apie tuos pirmiausia, kurie paskirti vadovauti, jie ne viešpatauja, bet jie tarnauja. Mums jau šiandien labai įprasta, kad išrinktas žmogus į aukštą kokį postą, poziciją turi tarnauti, nes ne jam ta privilegija, kad kiti tarnautų, bet kitaip tariant, jis turi galimybę padėti kitiems žmonėms, labai stiprią, išplėstą galimybę. Ir štai toks supratimas iki Jėzaus visgi nėra įprastas, netgi toje tautoje, kurią vadinam išrinktąją. Izraelio tauta Senajame testamente užrašyta toks pokalbis, dialogas su viešpačiu, kur kalbasi apie tai, kad mums reikalingas karalius. Kitos va štai tautos turis, jos normalios, yra centrinė figūra, mes irgi norim tokie būti. Tuo metu buvo tokia teisėjų sistema, kur, sakytume, yra taryba teisėjų, kuri valdo visą kraštą, o teisėjai yra atskiroms sritims atsakingi žmonės. Ir štai viešpats nenori sutikti su šitu pasiūlymu turėti karalių. Sako, jums reiks tam karaliui lenkt nugaras. Jūsų dukros turės, karaliaus rūmuose dirbti, sūnus bėgios paskui vežimus karaliaus. Ir vis dėlto viešpats nusileidžia, tauta turi karalių, bet jo pašaukimas, kaip matome iš mūsų viešpaties, yra tarnystė. Tai ypatinga
meilės išraiška. Vadovavimas kaip tarnystė šiandien įprastas dėl to, kad ši revoliucinga tuo metu mintis įsišaknijo žmonijos mąstyme, žmonijos gyvenime. Taigi šiandien jau įprasta taip mąstyti. Renkame Seimą, šiais metais rinksime prezidentą, Europos parlamento narius. Visi mes suprantam, kad juos renkam kaip tuos, kurie tarnaus tautai, tarnaus valstybei. Jų paskirtis mylėti tarnystėj vadovaujant. Taigi antra mintis pakankamai revoliucinga taip pat, kad dangaus karalystė yra dovana. Taip, žmogus dalyvauja tos dovanos įsigyjime, bet paskutinis žodis priklauso viešpačiui. Aš negaliu sakyti viešpatie, tu privalai man dovanoti dangų, tu žiūrėk, koks aš esu. Aš bažnyčioj, aš meldžiuosi, aš praktiškai pavyzdys esu. Tu dabar tavo eilė veikti. Mano šitas laikas visas, kaip čia pasakius, dovanotas turi užmokestį turėti. Dabar tu turi dirbti. Panašiai kreipėsi Jono ir Jokūbo motina. Žiūrėk, sūnus prie tavęs viskas. Labai tiks jie iš kairės ir iš dešinės. Šita nuotaika Jėzaus perkeičiama. Taip, gali būti, kad jie sėdės. Yra didelės galimybės. Bet tai ne aš ar kitas žmogus taip pasakys, bet Dievas, kuris taria paskutinį žodį ir žmogaus likime ir pasaulio istorijoje. Taigi, dangus yra dovana, o privilegija iš viešpaties rankų ateina. Mes visi turime būti nuolankus, priimti tai ir nesididžiuoti, kad viską žinom ir viską galim. Apie tą nuolankumą gali būti trečioji revoliucinė mintis, kuri priminta mums apie tai, kad paskutiniai gali būti pirmi. Įdomu pastebėti, kaip elgėsi tas, kuris buvo nukryžiuotas šalia Jėzaus iš dešinės. Prisimink mane savo tėvo karalystėje. Kokia jo nuotaika skirtinga nuo to, ką Jokūbo ir Jono motina kalba. Tokios širdies ir tokio nusiteikimo žmonės eina tiesiai šviesiai. Dar šį vakarą su manim būsi rojuje. Jėzaus neįtikėtina sakinys šiai sugrūdusiai širdžiai, nors jis visiškai neturėjo, sakykime, pagal savo gyvenimo kabutėse nuopelnus to dangaus prašyti. Ir jis neprašė, tik prisimint prašė. Taigi nuolanki širdis apdovanota su kaupu vaizduotę pranokstanti tikrovę. Brangieji, kągi mums šis Dievo žodis sako, kad pirmiausia mes visi vienu ar kitu būdu vadovaujam vieni kitiems. Tai reiškia, turime įvairias pareigas savo šeimoje, bendruomeniai, darbe. Ir tas vadovavimas turi būti priimtas kaip tarnystės forma. Štai mokytojas ar katechetas stovi prieš mokinius, galėtų su nuožmumu prašyti tvarkos ir paklusnumo. Ir gerai, kad daro tai, tačiau vaikai turi jausti ir mylinčią širdį. Tada yra visiškai kita nuotaika paklusti, nes toks žmogus, kuris stovi prieš mane, tarnauja ir myli. Mums pamoka apie dangų, kad esame žmonės, kurie keliaujame į jį, bet turime viešpačiui nenurodinėti, bet būti nuolankus jo akivaizdoj,
tada mūsų nuolankumas skleisis ir vienų kitų akivaizdoj, nes ta nuotaika persiduoda. Koks aš esu maldoj, panašiai esu ir gyvenime. Taigi turime ką pamastyti, turime kam pasiryžti, visi turime namų darbų, esame mokiniai. Čia, galim sakyti, irgi yra auditorija, klasė, kurioje Viešpats mokytojas. Ir čia mes jo prašom pagalbos. Tada žinom, kad turim nuolankę širdį, nes kai prašantis žmogus sako, kad aš ne viską galiu ir ne viską turiu, tada duodu galimybę Viešpačiui veikti. O jis veikia taip, kad mes žinome, pranokstant žmogaus net prašymo dydį, vaizduotę. Jis veikia savo amžina nuostabia galia. Amen. Broliai ir seserys, šaukdamiesi Viešpaties, kuris visada padeda savo tautai, melskime, kad visuomet būtume jam ištikimi. Į maldavimus atsiliepsime: Jėzau, išklausyk mus. Meldžiame už Šventąją bažnyčią, už popiežių Pranciškų, vyskupus, kunigus ir diakonus, kad su meile skelbtų Dievo gailestingumą. Jėzau, išklausyk mus. Meldžiame taikos tuose pasaulio kraštuose, kur vyksta karas, ypač Ukrainoje. Išklausyk mus. Meldžiame už mūsų arkivyskupijos tikybos mokytojus, katechetus ir visus gerosios naujienos nešėjus. Viešpatie, padėk, kad jie ištikimai skelbtų tavo mirtį, drąsiai išpažintų tavo prisikėlimą ir nuolat lauktų tavęs ateinant. Jėzau, išklausyk mus. Meldžiame už prasmės ieškantį jaunimą. Viešpatie, šventojo kunigo Bosko užtarimu padėk jiems, tarsi paukšteliams, išsivaduoti iš nuodėmės, priklausomybių ir meilės stokos žabangų ir tapti tavo meilės nešėjais pasaulyje. Jėzau, išklausyk mus. Meldžiame už mokyklų ir parapijų bendruomenių narius, kad šiuo gavėnios laikotarpiu pažintų ir patirtų gailestingojo tėvo meilę. Jėzau, išklausyk mus. Meldžiame už mirusius mūsų arkivyskupijos tikybos mokytojus ir katechetus. Viešpatie, būk gailestingas jų sieloms ir paguosk jų gedinčius artimuosius. Jėzau, išklausyk mus. Meldžiame už mus, šios dieviškos aukos dalyvius, kad šį gavėnios laiką išgyventume atgailos dvasioje. Išklausyk visagali Dieve mūsų maldas ir neleisk mums niekuomet nuo tavęs atsiskirti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Brangus atpirkėjas.
savo kančią, kraujo praliejimą. Matė jį žmonių piktybę, savo būdelių smarkybę. Ak, Jėzau mieliausias, kenti nekalčiausias. Matė, kaip bučiuodamas Judas jį pašiepė, kaip Anas ir Kaipas niekinti jį liepė. Matė Herodo rūstybę ir Piloto neteisybę. Ak, Jėzau mieliausias, kenti nekalčiausias. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Dieve, maloniai priimk bei pašventink atnašaujamas tavo garbei aukas ir savo malonę sutraukyk mums nuodėmių pančius. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu mums savo vaikams paskyrei tinkamą metą širdies tyrumui atkurti ir trokšti, kad mes pražūtingus norus sutramdę nebevergautume praeinantiems dalykams, bet kuo labiau pamėgtume amžinuosius. Todėl mes, drauge su dangaus angelais ir šventaisiais, šloviname tave nepaliaujamą giesmę. Šventas, šventas, šventas viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Hosana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Hosana aukštybėse. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.
Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs atėjimo. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau, Viešpatie, aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų arkivyskupą metropolitą Kęstutį, kardinolą Sigitą, vyskupą Saulių, arkivyskupą Lionginą ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu, jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes, iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Nuoširdžiai palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
suteik mums ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esate pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Jėzau Kristau maloniausias, avinėli nekalčiausias, troškai ant kryžiaus numirti, žmonės klystančius atpirkti. Raudokį žmogau tu graudžiai, dėl tavęs štai viešpats skaudžiai. Mirdas šaukia savo tėvą, veda latrą jis pas Dievą. Žodį tarė paskutinį, galva svyra ant krūtinės. Verkia motina ir kenčia, sunkia šalia kryžiaus kančia. Saulė temsta ir užgęsta, žemė tamsoje paskęsta. Uolos skeldėja ir plyšta, mirtį Jėzaus jos pažįsta.
Melskimės. Viešpatie Dieve, Tu šventąją komuniją davei mums kaip nemarumo laidą. Tegul ji mus gelbi nuo pražūties ir veda į amžinai gyvenimą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Nuoširdžiai dėkojame, brangieji, už šio vakaro maldą drauge, palaikymas, padrąsinimas vienas kitų, o ypač sklindantis iš viešpaties lūpų per jo žodį mums yra maistas, kuris svarbus gyvenimo kelionėje, nes iš čia semėmės jėgų, įkvėpimo ir tas šaltinis mylėti mums tampa prieinamas. Nuoširdžiai dėkoju Kauno arkivyskupijos katechetikos centro komandai, vadovams, darbuotojams, visiems tikybos mokytojams bei katechetams. Visi brangieji, neškimės į namus ramybę, kurią dovanoja viešpaties artumas. Tai ji būna mums gyvenimo palydovė. Viešpats su jumis. Garbė viešpaties vardui. Te padeda mums viešpats. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Su žmogus kaltus kentėjai, Jėzau Kristau, Dieve mūsų, būk mums gailestingas, kur su žmogus kaltus kentėjai, Jėzau Kristau, Dieve mūsų, būk mums gailestingas, kur su žmogus kaltus kentėjai, Jėzau Kristau.